Jeigu turite baimę išeiti iš namų arba baimę eiti į prekybos centrus, nes jums ten prasideda panikos ataka, oro trūkumas, galvos svaigimas ar kažką panašaus, turite tokią problemą ir norite pagaliau jos atsikratyti, tai kviečiu į sesiją. Jau po pirmos sesijos suprasite, ar yra pagerėjimas, nes kitą dieną jau galėsite eiti arba pabandyti eiti į prekybos centrą, patikrinti rezultatą. Jeigu rezultatas jau yra, tada gerai, metodas jums tiko. Jeigu rezultatų ir jokių pokyčių nėra, reiškia, jums mano metodas netiko. Labai gaila. Reiškia, jūsų psichika vis dar galvoja, kad prekybos centre ar kažkur kino teatre ar dar kažkur yra realus pavojus. Nors iš tikrųjų tuo metu jokio realaus pavojus nėra. Aš turiu omeny, kad prekybos centras nedega, ten nevyksta nieko tokio, kas sukelia žmonėms chaosą ir visi išsigandę kažkur bėga. Kad realaus pavojus nėra, bet jūsų psichikai atrodo, kad jūs esate dabar realiame pavojuje, nors realaus pavojus nėra. Ir jums tada prasideda panikos ataka.